Šiandien yra 44 diena, kai aš einu per Ameriką ir aš jau nuėjau 1040 km, aš negaliu patikėti. Gerai, tai nieko nedelsant, šitam video jau pilna informacijos ir labai verta jį visą pažiūrėti, tai nieko nedelsant, aš tiesiog įdedu žemėlapį visą maršrutą, kiek mes planuojam nueiti nuo Meksikos, kur mes pradėjom kelionę, iki pat Kanados. Ir dabar truputį priartinsiu ir parodysiu, kur mes esame dabar. Tai va, einame toliau ir užbaigiam savo pirmą dykumos etapą. Dabar kviečiu grįžti, aš jau nebežinau, savaitę, 2 savaitės atgal, aš jau visiškai pasimetusi šitose laikuose. Aš tiesiog žinau, kad aš nuėjau 1000 kilometrų, aš niekada negalvojau, kad aš tiek nueisiu. Tai va, dabar mes poilsiaujam, matot, jau aš pabaigoje liūdėsiu, bet dabar esu su didelė šypsena, reiškia, kad viskas labai gerai susiklostė ir mes einam valgyti picas. Šiandien su tokiu saulėlydžiu pradedam savo naują savaitę ir mūsų 2 pirmos naktys laukia einant. Mes turime naktinius žygius, tai nusileidome iš šitų visų kalnų ir yra taip karšta, kad dienos metu tiesiog neįmanoma nueiti tokiu atstumu, kokius mums reikia nueiti. Dėl to šias 2 dienas šiandien pradėjome 6 valandą vakaro, kai bus rytoj mes net neįsivaizduojam ir neaišku, ar pradėsime eiti, kai jau bus dar truputį karšta, ar truputį vėliau, pažiūrėsim, kaip jausimės. Šią naktį mūsų planas yra nueiti 40 km, bet saulėlydis kas gražus. Tai va, o istoriškai mes einam pro vieną labai svarbią Los Andželo vietą. Atvažiuoja mašina. Wow, atvažiuoja mašina į tokią vietą. Dieve, man suplyšo širdutė, nes atvažiavo vyras su kokiu 12 metų vaiku ir ką jie pasakė? Jaunesnis. Sakė, kad ieško kačiuko. 9 metų vaiku. Pametė katiną. Ieško kačiuko tiesiog. Ir kur tu rasi kačiuką tokioj vietoj? O Dieve, kaip liūdna. Paklausėm, kaip katinas atrodo. Sako, ryškotas. Jisai skambėjo truputį praradęs viltį irgi rasti tą kačiuką. Bet kačiukas sugrįžo, aš tikiu. Sugrįž tikrai. Ar pasirašys strikę aukštai kuprinėje, pasiruošęs išsitraukti, kai saulė nusileis? Ne. Sakai, bus taip šalta? Nu, aš galvoju, kad vis tiek naktis turėtų atšalti. Blema, kažkiek atvės, bet gal einant nebus šalta. Yra taip karšta, kad nesvarbu, kur paslėpsi batonėlių šokoladinės, vis tiek jos įsitraukia tokios skystus tiesiog. Bet aš tai žinau, kaip atrodo snickersas nuogas. Šiandien programoje nusimato naktinis košės virimas, naktinis kavos gerimas. Nu, žodžiu, mes esam ne tiek pavargę, kiek excited eiti į šitą kelionę. Turim kokias 4 kavas, 2 Red Bullius, daug geros nuotaikos. Per kraštus bėganti gera nuotaika. Ir 4 raumeningas kojas. Labai tikiuosi, kad kol nusileis saulė, dar spėsim nufilmuoti Aqueduct, kaip atrodo. Jeigu taip trumpai nedetalizuojant, tai kaip sukurta upė, kuri tiekia vandenį į Los Andželą. Į visą Kaliforniją, man atrodo, ne tik Los Andželą. Ai, gali būti. Tai toksai tiesiog betoninis griovys milžiniškas ir jisai pilnas vandens. O vanduo bėga iš Sierra Nevada, kur mes ir einam dabar. Mes eisim į tos kalnus aukštus ir iš jų tekės vanduo į va šitą griovį. Bet jisai atrodo toks idealus, jis toks žmogaus rankomis sukurtas. Toks neprikaištingas inžinerinis stebuklas. Kaip kinų siena realiai. O Dieve mano, tu pasižiūrėk, kiek čia kaktusų. Aš negaliu patikėti. O Dieve, kitoj pusė kiek kaktusų. Kai grįšim į Lietuvą, aš norėsiu atkurti tokį kaktusyną pas mus namuose. Nu, žinok, aš ten gal nueisiu ir tu mane nupaveiksluok. Gerai. Nu, šitą vietą tarp kaktusų, tai tikrai mano viena mėgstamiausių kol kas visoje kelionėje. Nuostabus saulėlydis su nuostabiais kaktusais. Tai viskas, grįžtu, ieškau receptų ir auginu kaktusus. 5 skirtingų rūšių pamatysit. Negaliu nustot filmuoti, tiesiog kai toks saulėlydis. Paskutinis kadras, viskas. Tai tokio betono, kaip sakiau, kad betono griovys su daug vandens. Kaip matėm pradžioje, tai jo tokio nebėra. Mes tiesiog einam tokiu asfaltuotu keliu ir kas, nežinau, kelis kilometrus yra va toks blokas ir iš jo girdisi, kad po apačia teka vanduo. Ir vėl eini va tokiu keliu, tas blokas baigėsi ir tiesiog einam taip tarp kaktusų. O šiaip belenkaip karšta, aš nemoku paaiškinti, dabar yra 9 vakaro ir aš visa šlapia. Iš aplinkos čia panašu, kad čia tiesiog niekada nebūna pavėsio jokio. Bet už tai pirmą kartą matau kaktusų mišką.
Nebelabai kas matosi, bet čia tokie aukšti kaktusai auga. Tuo atsigulsiu. Mes noriu papasakoti tiesiog, kad kai mes einam miškais, kalnais, ieškom viskų akmenų, kad būtų kuo lygesnė. Ir dabar tiesiog kas kelis kilometrus turim šitas platformas ir dabar atsigulėm. O Dieve, ir jos tokios lygios. Ir dar visos žvaigždės matosi. Ždiena krito ką tai. O Dieve, aš ką tik prisiminiau, kad dabar krenta žvaigždės. Dabar mėnesį vyksta tas meteorų lietus. Ir būtent jisai vyksta mėnesį ir būtent šią naktį yra jo visiškai tas pikas. Bet čia skaitosi daytime shower. Tai jisai sunkiau pastebimas, bet tau pavyko, tu matai krentančią žvaigždę. Tikiuosi sugalvoji norą. Aš visada, kai ieškau krentančių žvaigždžių, matau tiesiog lėktuvus. Keliaujame? Gerai, tikrai nėra viskas taip smagu ir vien tik žvaigždžių skaičiavimas. Aš dabar garsiai kalbu, nes aš esu vėjo fermoje. Ir mes einame tarp vėjo malūnų, kokio tiesiog begalybės. Pala pasišviesiu kelią. Ir tas vėjas, jis pučia tiesiog man tiesiai į veidą. Ir visas ėjimas yra tiesiog lipimas į kalną. Kelias yra lygus, pažiūrėsiu to ar gerai einu. Kelias yra lygus, bet tas vėjo pasipriešinimas ir dabar yra pirma nakties. Man atrodo, kad visgi pilnatis šiandien. Aš galvoju, kad ten dar tik beveik pilnatis, bet dabar taip žiūriu, kad kaip ir pilnatis. Šviesa, belenkai. Belenkaip žvaigždėta naktis. Aš bijau iš kelio iškrist. Dėl to visą kelią galim tiesiog stebėti ir dangų, bet ir po kojom reikia labai žiūrėti. Žodžiu, mes rytoj atsibusim. Tiesiog belenkokiam karštį, lygumoj, be jokio pavėsio. Čia nėra nei kur pasislėpti, nei ką daryti. Tai kas palapinėj dėsis, aš net neįsivaizduoju. Tai mūsų planas yra atsikelti nuo karščio. Nežinau, bandyti eiti, bet turbūt, kad mes, nežinau, niekur nenueisim. Bandysim, kursim, statysim kažkokią pavėsį patys. Mes dabar jau statomės palapinę savo. Ir mus puola Kangaroo pelės. Aš nežinau, ar čia jų pravardė, ar čia yra tikras dalykas, bet čia jų yra tiesiog belenkiekios, tokios mažos pelytės ir jos belenkaip aukštai šokinėja. Jos tiesiog nori paimti mano maistą. Žiūrėk, čia jinai gal ir stovi, ne? Ne, čia akmuo. Jau man tiesiog visur vaidenasi. Jos nori tiesiog pasiimti mano maistą. Aš kaip tyčia turiu maišą popkorno. Tai dabar ten į dvigubą tokį sluoksnį sudėjau tos popkornus. Nes jie atidaryti, aš jos tiesiog valgiau eidama. Labai tikiuosi tiesiog, kad jos neateis pas mus. Dabar stato palapinę ir eisime miegoti, labai jau esame pavargę. Visam karštį suradom tokį tos vėjo jėgainės pavėsę. Čia toks kaip tiltukas eina. Dabar žiūrim serialą su koše, pusryčiaujam. Ir šitam 1 kvadratiniam metre tik tai yra įmanoma sėdėti. O mums reikia iki miesto nueiti dar 23 mylių. 23 mylias, tai čia yra kokie 30 kilometrų. Bet turbūt mes nelauksim vakaro. Nes po šitą tiltų sėdėti ir valgyti tiesiog. Man atrodo, kad galima truputį išprotėti. Gal iki pietų paeinam ir paskui siestą pasidarysim. Manau, kad gera mintis. 30, šiandien bus 36 laipsniai. Ir mes čia dabar esam tokioj įduboj įlindę. Tai čia dar, sakykime, įmanoma būti, bet ten, kur mes einam, tai yra tiesiog lygi žemė su tais pusnagiais kaktusais, kurie jokio šešėlio nesuteikia. Ir lipsim į kalną visą dieną. Iš tikrųjų? Tada viskas daug blogiau, negu aš įsivaizdavau. Tai dabar pagal mane liko apie 20 km tokių sunkių, kur mes įkopsim į kalną, į jį nešimės daug vandens, viską, ką turim. Mūsų pilnas vandens bagažas, koks būtų 3 + 5, 8 litrai. Nežinau, eisim, daug gersim ir kažkaip įkopsim.
bandom, šiaip nelabai klausom kažkokio entertainmento, bandom būti savo galvose, bet vakar naktį jau ėjom klausomės visokios lietuviškos komedijos ir kažkaip daug smagiau praleidom laiką, tai šiandien dar pratęsim. Ir neturim jokių podcastų naujų atsisindę, tai klausom tiesiog iš karantino laikų, iš senų ten, kur Spotify kažkur kažkada esame įsisaugoję. Tai vakar klausom 2 podcastus tiesiog, kur dar žmonės apie kaukes kalba apie pirmus šou po, kaip čia šitos, Po karantino visoje. Tai truputį ir praeityje pasivaikštom. Tai šiandien toksai dalykas nutiko. Atsuksiu tai kamerą į žemėlapį savo. Tai mes naudojam tokį žemėlapį, jis vadinasi Far Out. Norėjau paprašyti tavęs, gal turi švarų pirštą ir galiu filmuoti, bet jau tebūnė tokį filmuosiu. Ir žodžiu, čia viskas jau yra ten sužymėta. Vandenys visokie, kur yra kliūtis, kažkas, į ką reikia atkreipti dėmesį, visokie pavojai ir viskas. Tai jis visiškai yra kaip kompiuterinio žaidimo žemėlapis. Ir čia biškį neužkrauna, nes mes jau baiginėjom šitą žemėlapį. Čia atrodo, kur mes esam. O Dieve, atsiprašau, kaip prastai sekasi. Čia atrodo, kur mes esam, kur mes einam, mūsų kryptį. Čia, pavyzdžiui, pažymėta, kad bus vanduo. Paspaudant vandens, maždaug parodyta, kur jis yra ir parašyti viskiai įspėjimai, į ką reikia atkreipdėmėsi, ar vanduo geriamas, ar jį reikia filtruoti. Ir tada gali skaityti žmonių komentarus. Pavyzdžiui, žmogus rašo gluk, 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 gluk. Tai va, čia žmogus prieš 2 dienas buvo ir paliko mums tokį komentarą. Tai reiškia, viskas gerai, mes irgi galėsim gluk, 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 gluk. Tai va, o šiandien juokingas dalykas nutiko, nes įsijungiau, tada yra tokia funkcija, kad pasižiūri, kiek reikės lipti. Net nelipti, o koks bus, kaip čia, elevation. Ir sukilimas. Tai va, ir čia vakar ėjom, čia vakar lygiu keliu, ir mes dabar esame šitas miškiukas, aš nežinau, čia pati programėlė uždeda tą. Ir taip žiūriu, kad šiandien kylam, čia viršuje atsigeriam vandens, gliuk, 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 čia toliau einam. Čia belenkiai gali artinti ir žiūrėti konkrečius tokius, labai tiksliai parodo, kokiais kalniukais eisime. Ir nuėjau iki pabaigos, čia tokie einu, čia mes visur šiandien eisim, prieinu pabaigą, čia yra mūsų miestas, į kurį, ne šitas, o va šitas, Tehačipi, į kurį mes norime nueiti ir pasirodo, kad va čia viskas, ties mūsų miestu, va šitas Tehačipi, viskas baigėsi mūsų šitas mapsas, mes perėjom vieną lygį, baigėsi mūsų žemėlapis ir mes atdarysim naują žemėlapį. Čia mūsų pirmas žemėlapis baigėsi. Aha. Ar jau pirmas. Ir vakar perėjom 20% zoną. Mes įveikėm 20% Amerikos. Mes perėjom pusę. Perėjom 20% Amerikos. Sveikinu. Puikiai pasidarbavai. Tai ir viskas, einu autis ir pradėsim savo kelionę. Tai mums liko 30 km iki miesto ir dabar pagaliau jau po ilgos labai pertraukos kelių savaičių mes pasieksim normalų miestą. Tai jisai vis tiek yra dykumos miestas, bet bent jau, jis toks labai labai jau civilizuotas. Jau bus ir skalbykla normali, kur mes galėsim už pinigėlius išsiskalbti nerankomis su aparačiukais. Viešbučiai, kavinės, restoranai. Kadangi mes keliaujame interneto, tai su šeima turime bendrauti per tokį satelitą. Pranešimai. Dabar noriu sesę žinutę paskaityti, nes ką tai gavau. Žiūrint prisiminiau, vaikystėje mama sakė, Dovilė nemėgsta vaikščioti, visur nešti reikia. Panašu, per anksti nurašė. Video liuks, jūs laimingesni nei praeitą savaitę. Mes Juliaus fanai. Gintarė. Geras. Nu ką, pradedam savo išlikimo žygį. Tai čia rodau dienos šviesoje, ką aš ten vakar kalbėjau apie tos vėjo malūnus. Kokioje mes čia fermoje esam. SPF prisitepiau tiek, kad visas dulkes tiesiog nuo kelio surinku. Na, aš iš karto pas tokį 2 sluoksnį, nes jisai iš karto tiesiog susigeria ir nieko iš jo nelieka. Mes turim naudoti tokį sportinį sviestą, nu, kad jisai nuo vandens, nuo prakaito nenutekėtų. Ir tada tiesiog visas dulkes susirenki savo ant kojų eidamas. Vandens nešamės 3, 4, 5, 6, 7, 8 litrus. Ir negalima įsigrožėti va šitais medžiais.
kaktusų. Vanduo tiesiog karštas kaip arbata. Belenkai sunku. Sustojom dabar tokiam pavėsi. Čia pirmas pavėsis per... paskutinę pavėsį. Sustojom pavalgyti antrus pusryčius. Excited! Tunas. Marinuotas agurkas netgi bus. Negaivina nei kiek tas karštas vanduo, kurį geriam. Šiaip tai gerai šitam pavėsi. Čia daug geriau. Daug geriau. Marinuotas agurkas labai atgaivins. Dedu daug vilčių labai į jį. Šiltas marinuotas agurkas. Mes tai padarėme šiandien. Įveikėm savo 20 km per kaitinantį karštį. 20 km čia mūsų nueinamais atstumais yra tiek mažai. Ir mes ėjome visą dieną, dabar jau yra 8 vakaro. Mes esame tokie pavargę, mes esame tokie išdžiuvę ir liko 500 metrų iki vandens. Kaip mes norim gerti ir kaip norim atsigulti į lovą. Tai rytoj lieka tik 15 km iki miesto. Kelsimės 6 ryto, nueisim likutį ir viskas. Laukia poilsis. Sveikinu. Vienas sunkesnių dienų šiandien tikrai. Tokia sunki diena ir kad miegot nuėjom 2 valandą nakties vakar ir kad saulė kaitina. Bet užtat labai gražus saulėlydis virš dykumos. Ir viskas. Tik 500 metrų iki vandens. Mes dabar paskutinį pusę litro kokią valandą tiesiog po gurkšniuką, taip. Po vieną gurkšniuką. Oi. Tiesiog, kad seilę suvilgyti atsigerdavom. Wow, su tokiu saulėlydžiu, tokią sunkią dieną užbaigti. Ir pradėti miesto dieną. Nuostabu. Šitą savaitę yra ypatingai karšta, net ten per žinias rodo, kokia jinai karšta. Tai mes truputį kraustomės iš karščio, bet dabar esame miestelį ir sutikom daug vietinių gyventojų. Ir jie vaikšto su visokiais džinsais, ten tokiais lengvais megztiniais. Ir jie tiesiog čia užaugę, išgyvenę ir kažkaip jiems ta dykuma įprasti namai. Ir kažkaip jie kitaip truputį tą karštį vertina. Bet aš tai tiesiog, negaliu čia egzistuoti. Čia yra tiesiog, tu negali būti niekur kitur tik pavėsyje, o pavėsyje yra tik tokį, kokį žmogus pats susikuria. Ten pasistatai laiptus ir tada gali po laiptais jau būti pavėsyje. Tai šitas miesto dienas yra nenormaliai smagios, mes daug suvalgom skanaus maisto, prisirenkam kalorijų, prigeriam proteino kokteilių, vandens, kavos, visokių malonumų. Bet jo, kai esam ten, tikrai būna visko. Mes jau susiplanavę ir viską pasiruošę, po miestą išeiname į... kol durys atsidarys, išeiname atgal į kalnus. Ir einame į tokią atkarpą, kur nebus nei vandens, nei maisto. Ir Julius man neleidžia dėtis daugiau negu įprastai svorio, tai mano svoris bus toks, koks jis įprastai yra. Ten toks maksimalus visų vandeniu ir visu. Bet šita kita kuprinė yra tiesiog nepakeliama žmogaus. Aš neįsivaizduoju, ką tu darysi. Jinai greit palengvės, nes čia labai daug vandens dabar yra. Nežinau, kodėl aš taip darau ir gadinu savo energiją tokiam dalykui. Tai jo, čia yra kiek litrų vandens? Pas mane yra 8. Pas tavai yra 8 litrai, pas mane yra 2 litrai. Jo. Aš pasiimsiu dar 1 litrą, pas mane bus 3 litrai. Ir mes gersim vandenį, valgysim sunkiausią maistą. Čia realiai tik tai iki rytojaus vakaro tokia sunkiai bus. Jo. Tai dėl to mes taip juokėmės, nes šiaip tai... Gal pirmą kartą tokia sunki? Jo, pirmą kartą, nes ir maisto savaitę nusipirkom. Eisime žiauriai staklinga atkarpą. Kadangi buvom Walmarte, radom pigaus maisto, tai kaip nenusipirksim daugiau. Viską norim ragauti ir viską. Ir mes nusipirkom proteino visą dėžę. Ten persipilėme maišus. Bet naudosim jau proteino milteliais, nebe
batonėliais. Aš kiekvieną kartą prieš atvažiuodama į miestą sakau, kai parodysiu, ką mes valgom, ką mes perkam, tada sugalvoju, kad noriu visą resuplai, kaip daromės nufilmuoti. Bet kai atvažiuojame į miestą, atsiranda tiek visokių šiaip dalykų, kuriuos reikia daryti telefone, kad aš absoliučiai nieko per šitas dienas nenufilmuoju. Ir dabar jau šitą video filmuoju tada, kai mes išvažiuojam iš miesto, laukiam autobuso. Aš labiau stresuoju dėl tavo, ką tu turi nešti, negu tu niekiek nesiparinti, tiesiog aš tada kuprinį ir toksai, nu, tipo, okei, einu. Ir tada aš tokia einu iš paskos ir sakau, bet tau labai sunku, ne? Ir jis sako, nu ne, nesunku. Ir tada aš visada galvoju, kad tiesiog meluoji ir nori, kad tiesiog aš nesiparinčiau, kad aš mažiau nešu ir aš visada tiesiog einu ir sakau, bet tu taip tik sakai, tau iš viso žiauriai sunku, ne? Ir jis sako, ne, viskas gerai, aš patogiai užsidėjau kuprinę, viskas yra labai gerai. Jo, tai papasakai, kad 18 mylių dabar bus iki kito vandens šaltinio. Dėl to tiek vandens reikėjo pasimti. 18 mylių tai yra, kaip aš su tais skaičiavimais pavargau, tiesiog matematikos būrelis. Apie 30 km dabar turėsime veikti be vandens. Mes laukiam autobusą, bet autobusas neatvažiuoja. Jisai lygiai valandą turėjo būti, jis jau vėluoja 10. Ne, po 5-6 kažkas. Tai mes dabar jau esam 217 km iki tos jų dykumos pabaigos, Kennedy Meadows. Bet aš kaip suprantu dabar po truputį jau net dykumoje šitoj iki ten einant, jau iki ten prieinant pradės kilt kalnai, jau dabar didės, mes būsim didelėse kalnuose. Ne, čia bus tokie linksmiai kalniukai. Tiesiog į viršų, į apačią, viršų, į apačią. Tai tokia įprasti ar jau? Jo, ir nuo Kennedy Meadows ten pradėsim kilt jau. Siparinu visiškai, nebijau. Gal kad su tavimi esu? Aš... Dovilė 3 kartus jau man gyvybę išgelbėjo. Vieną kartą šovė, aš va taip šovau kulką, bet manęs irgi nesužinė, nes kaip tik va taip lygiai per šitą darbą praskrido. Išgelbėjo, sugerė kulką tą, kur Dovilė užsideda tokį va, neperšaunamą liemenę. Va šitas va. Ja. Su šitu va, kur čia nešioju ant kuprinės. O šiaip kažkas klausė, kodėl aš nešioju va šitą daiktą ant krūtinės, tai yra paminkštinimas, šiaip tai čia yra mano kėdė. Mes neturime kėdžių, mes turime va tokius paminkštinimus, ant kurių sėdim. Čia belenkai patogu, visur ateinam tokia, tu pasitėsi ir atsisėdi, belenkur gali sėdėti, aš jau ir Lietuvoje jį nešiosis tiesiog. Bet aš jį čia nešioju, nes petnešas ir visi tie suveržimai belenkaip nutrina, nu, visus šitus kaulus. Tu beveik jau šokį tik toko padarai. Ei, papi, Jim. Tai, bet aš nešiojas, kad man šitų kauliukų nepritrintų. O, turim autobusą. Autobusas, viskas, bye bye. Dabar rodau debesį, kokį mes matom ir negalim atsidžiaugti. Kepurės mano nebesikeičia jau kelias savaitės, tai dabar bandysiu sakiniais kažką biškai pagalvoti. Su tokie va visiškai su rožiniais rėmeliais, čia viskas su veidrodžiais. Nu, žodžiu, visiškai atitiks prie gamtos, į kurią važiuoju. Šiaip yra kaip jau pasiilgau trailo, laukiu šiandien miegot palapiniai. Bet mes taip gerai pailsėjom, dėl to mes čia ir kalbam nesąmonės, nes grįžo tiesiog mūsų miestietiški tokie vidiniai tokie miestiečiai. Tai va, bet dabar vėl taip nusiraminsim. Vakar labai gerą meditaciją radom netyčia. Jo, tokia 2 minučių. Tai kadangi neturim laiko, tai 2 minutės meditacija bus pats tas. Viskas iš tikrųjų juokai baigti. Grįžome ten, kur baigėme eiti prieš miestą. Ir bandom šiandien jau vakaras. Bandom, kol galim kuo daugiau nueiti, kai nėra saulės. Tai kaip girdit, man labai sunku ir aš truputį dūstu dabar po kalną. Ir jo, didelė problema dar yra, kad laisvą dieną leidom prie baseino. Vėliau kaip tiesiog nusvilom savo pečius, nes visada einam su šitais audimas marškinėliais. Ir jie labai puikiai pridengia mūsų kūną. Nuo rankų iki galvos sudegė mūsų pečiai. Tai dabar, kai reikia nešti kuprinę, nėra pats maloniausias jausmas. Einam kaip visada pro labai gražius kaktusus ir galim pasidžiaugti, kad šiame etape esame veikę tokius 2 didelius finišus. Tai pirmas batų pakeitimas, kuris buvo labai lauktas ir labai smagus. Mes einame su naujais skin batais, batus keisime kas 500 mylių. O antras toks didelis finišas tai yra, kad ne, šiaip šitas nesiskaito, nes aš praeitą video padariau didelę nesąmonę,
nedidelė, bet nesąmonė. Aš pasakiau, kad mes jau toj praeisim visą dykumą ir kad tas video praeitas bus paskutinis iš dykumos. Tai čia netiesa, nes visas šitas video bus toliau iš dykumos. Ir vėl norėjau sakyti, kad didžiausias finišas yra, kad mes kalbame apie dykumos pabaigą. Bet gal aš dar šitą nesakysiu. Tai šitą pamirškite, turim vieną golą, tai pasikeitusius batus. Esam tokiam nesveikam vėjai, bet pagal šitos matosi. Ir čia vėjo malūnai net dirba, ant kiek čia vėjuota yra vieta. Ateik Dovilė čia ir parodyk skirtumą. Ir va dabar žiūrėkit, radom vietą, mes čia įsimėgoti, čia mūsų stovyklavietė. Ir va čia visiška ramybė. Jeigu vėjo kryptis nepasikeisti, čia gerai bus. Žodžiu, kaip tavo didžiausias priešas yra saulė šitai kelioniai, aš ką tik supratau, kad mano yra vėjas. Ta prasme, Tavęs vos nenuputė. Aš truputį lengvesnė už tave ir aš einu ir Truputį lengvesnė. Aš einu ir pučia vėjas ir tada kryžiuojasi kojas, nes mane neša į vieną pusę, tada kuprinė sveria ten, kur aš krentu dar labiau ir tada vėjas taigi sustoja pūsti ir mane tiesiog meta į priešingą pusę, nes aš taip, tipo priešinas eidama ir tada tiesiog mane sviedžia į kitą pusę. Tai viskas, turim vietelę. Manau, kad vieną geriausių, kurią šiandien galima gauti. Su tokiu saulėlydžiu miegosime. Ir toliau vaikštam pro vėjo jėgainės ir generuojam vėją. Šiaip tai labai įspūdinga vieta. Labai gražus tas kalnas, ne? Toks raudonas, grynai dykumos kalnas. Šiandien mes nedaug nuėjom, norėjom užlipti ant vieno kalno, tai bus kokios 4-5 mylios, tai tarkim 10 km šiandien nuėjom. Ir iki dykumos pabaigos lieka 207 km. Nuostabu. Gerai, ką papokimės? 5 valandą keliamės ir jau nuo ryto, kol nekaršta, žygiuojam ir žiūrim, kiek tai galim kuo daugiau. Na čia tikrai tokia emergency nakvynė, mano net telefonas kaip juda rankoje, aš net nejudinu jo, jis tiesiog pučia man jį iš rankos. Tai susidarėm su tokiam problemom, pirmiausia, kad yra absoliučiai neakmenuota vietovė ir aš čia jau rankėt akmenukus, su kuriais prisegt palapinę. Tai tik porą tokių didesnių, o visi kiti tokie maži, kurie absoliučiai net laiko palapinės. Tuomet tame krašte, kur nepučia vėjas užuovėjoje, yra visiškai minkšta žemė, tiesiog toksai paplūdimio smėliukas. Tai čia irgi sistema visokia sudaryta dabar. Ten vat matosi su virvėm pririšta palapinė prie medžio. Ir jo, bus tokia viena ekstremalesnių naktų, nes mano didžiausia baimė, tiksliau, ne didžiausia, bet labiausiai ko aš nenoriu, tai kad kai aš saldžiai miegosiu palapinėje, tiesiog sugriūtų palapinė ir tada, kad reiks vidury nakties ten eiti, statyti, lipti lauk, šalti. Tai jo, tikiuosi, kad šitas dalykas niekada nenutiks. Arba nutiks šią naktį, gali būti irgi. Palapinės statymo departamentas nuėjo tiesiog pasigrožėt vaizdu. Kurgi jis nueis? Kodėl jis eina ten? Ką jis darys? Aš neįsivaizduoju, kur jis eina. Jis nuėjo akmenų ieškoti. O, Dieve. Žodžiu, man davė užduotį surasti akmenis ir aš visur ten vaikščiojau, visus tuos krūmus apėjau. Apėjau visus va šitus krūmus, ten toliau nuėjau, viską išvaikščiojau. Ir žmogus tiesiog su tokiu nepasitikėjimu, tiesiog tuoj atgal nuo kalno nulips, kad įsitikintų, kad tikrai čia nėra jokių akmenų. Nu gerai, sėkmės. O ne, man atrodo, kad jisai rado akmenų ir dabar aš būsiu neįvykdžiusi savo misijos. Laukiam grįžtant. Jo, jis grįžta su akmenėm. Dabar atrodo, kad aš tiesiog atsainiai atlikau savo darbą, aš taip atsakingai rinkau tus akmenukus. O Dieve, kiek akmenų rado. O Dieve, dar vienas, negaliu patikėti. Aš viską apėjau ir tiesiog viskas, ką radau, buvo va tokios nuotrupos. Kaip jisai galėjo rasti akmenų ten? Wow. Na gerai, kitą kartą manęs nebesiūs akmenų. Galėsiu pailsėti truputį. Ar galiūnų varžybos? Šaunuolis, wow, gerai, viskas, nenupūs mūsų palapinės, ačiū tau.
aš einu rengtis miegučių, nes iš manęs čia labai mažai naudos. Pagaliau truputį šiandien pavyko įsivažiuoti, bet aš šiandien ryte net verkiau iš skausmo. Koks tragiškas buvo rytas. Tai visų pirma, ten, kur vakar rodžiau, kaip mes užuovėjai nuėjome miegoti. Aš miegojau, manau, kad 1,5 daugiausia valandos šiandien. Aš visą naktį tiesiog gulėjau atsimerkusi. Vienintelis dalykas, kuris tvirtai laikėsi, tai buvo akmenim prisegta palapinė. Viskas aplink tiesiog, mes buvom tokiam skersvėjį. Aišku, mes neturėjom pasirinkimo, nes mes dar šiandien ir tolimesnį maršrutą visą kurėjom, ten buvo tas pats skersvėjis. Tai radom geriausią vietą iš blogiausių, bet aš nemoku paaiškinti triukšmą, kuris tiesiog kyla nuo besidaužančio vėjo į visur, į kalnus, į augalus. Nežinau, ten tokių nepaaiškinamų garsų buvo. Kiek tu manai, kad miegojai? Na, aš gal biškį ilgiau miegojau, bet aš turėjau ausų krapštukus. Krapštukus. Ausų kimštukus. Tai 5 ryto suskambėjo žadintuvas, aš dar pasiūliau, kad gal pamiegam. Bet nebuvo net prasmės, nes visiškai tas pats triukšmas buvo ir vis tiek nebūčiau pamiegojęs. Nu tai ką, kilom į kovą ir kas neprisideda prie malonumo, tai mūsų saulėje nudegė pečiai, nes šiandien atrodo, kad jie dar blogiau laikosi ir ant jų nešti sunkia kuprinė pakabinus. Nu yra toksai ganėtinai save kankinantis Sadomazo. Jo. Taip, kai einam, tai, tipo, kai nejuda, tai viskas gerai, bet užsidėti ir nusiimti, tai yra, deginančiai skauda tiesiog. Tai va, nežinau, dabar pavalgėm pusryčius, tai atrodo, kad viskas biškai geriau pasidarė, bet ryte mes tam skersvėjai turėjom dar valandą gerą eiti. Tai tiesiog visą laiką lipam į kalną, o vėjas pačiai priešingą pusę ir tiesiog tempė žemyn. Jeigu nebuvo nei vienos vietos, kad vėjas temptų į viršų, tipo, į nugarą pūstų, visada jis arba į šoną mane nešioja ir tada dvigubai daugiau jėgų turiu išnaudoti, kad nenuskristi. Arba tiesiog tempė žemyn. Tai jau tokia pikta buvau ant vėjo, tokia, visą susinervinus, aš taip nekenčiu to vėjo. Ir tiesiog vienu metu atsisėdau ant žemės ir tiesiog paverkiau ir tada supratau, kad niekas nepasikeis nuo to. Tai įveikėm tą atstumą ir dabar grįžom į seną, gerą, deginančią saulę ir man čia taip tiesiog gera būti. Nenoriu jokių papildomų iššūkių, man užtenka, kad svyla padai. Po bemiegės nakties vakar labai garbingai nuėjom 28 km ir atsijungėm kokiams 12 valandų. Tai šiandien tęsim savo kelionę. Ir kad neskaičiuoti taip kiekvieną dieną kilometrą atskirai, nes man čia eina kaip dienos, o žiūrint video, tai ten kas 3 minutės aš pasakau, kiek liko kilometrą, turbūt. Tai galiu pasakyti taip, kad kai aš kelsiu šitą video, mes dabar šiek tiek 3 dienas paspausim save ir kai kelsiu šitą video, iki dykumos pabaigos bus likę 100 km, tai realiai 3 dienas. Tai mes tokie einam, kalbamės ir nežinau, tiesiog tiek planavom šitą kelionę, tiek kalbėjom apie šitą ir tos atkarpos tokios nepasiekiamos ir tolimos atrodė. Ir dabar viskas, 3 dienas iki pirmo sustojimo ir 3 dienas iki dykumos pabaigos. Tai mes truputį patys negalim patikėti, koks didelis tai yra mums pasiekimas. Uždarom pirmą šitos kelionės etapą. Ir jau matėm horizonte tas snieguotas viršūnės. Jo. Į tuos, kur sakiau, dvigubai didesnius kalnus kilsim. Tai ta vieta, į kurią mes dabar eisime, tas antras etapas, jis bus pats gražiausias visoje šitoj kelioniai ir gal net didesniu masteliu gražiausias. Ir tą vietą visi vietiniai žmonės, kuriuos mes sutinkame ir kurie mums paklausė, kaip sekasi, kas patinka ir panašiai, ir kai mes giriame jų dykumą, kaip mums čia gražu ir kaip čia patinka, visi vienbalsiai sako, jūs tiesiog palaukite sierų. Jūs net neįsivaizduojat, kas ten jūsų laukia. Labai juokingai vienas įvardino. Žmogus sako, sieros yra kaip Disneylandas haikeriams. Jo, Disneylandas haikeriams. Tai kai užbaigsiu šitą video, bus likusios 3 dienas, arba kitaip lygiai 100 km. Ai, norėjau pasakyti apie tas pelytės. Tai jos vis dar mus puola nuolat, o šokinėjančios pelės. Ne pelytės, o žiurkės. Kengūrinės. Kengūrinės dėl to, nes jos turi kojas kaip kengūras. Tokios ilgos kojas išsiskleidžia ir tada joms leidžia labai aukštai pašokti.
Tai tos kvailiukės dabar mūsų nebegazdina. Mes jau mokam saugiai maistą pasidėti. Bet jos tiesiog, pavyzdžiui, šią naktį bandė užšokinėti ant palapinės tinklą ir tiesiog Julius jas numušinėjo su ranka, nes jos tiesiog ieško visokį įėjimą. Tada atsikėlus radau duobių prikastą po palapinę. Lenda jos pačiūžiniu, bando kastis per dugną, jie lysti palapinę. Bet jos labai gražios ir labai mielos. Bet, ir jos yra naktiniai gyvūnai. Jos tik naktį medžioja. Dėl to ir juokiuosi, nes mes saugiai užsidarom palapinį ir jos ten kovoja vienas su savim. Ir dar yra jų išskirtinumas, kad jos per visą gyvenimą gali neišgerti nei vieno lašo vandens. Šią savaitę Melenkė galvoja apie kvitinimą. Tiesiog pagaunu save mąstant, kaip tai atrodytų. Kaip viskas būtų. Tai aš tiesiog važiuočiau į Los Andželą dabar viena. Susirasčiau lėktuvą ir tiesiog skrieščiau namo. Ir tada tiesiog lyg niekur nieko leisčiau vasarą. Suprantu, kad tai visiškai neįmanoma atrodo. Bet aš tiesiog atrodo nebegaliu lipti į šitus kalnus. Ir kai bandau analizuoti šitą jausmą, tai spėju jis atsiranda iš to, kad tuoj prasidės naujas etapas, kur kalnai bus dvigubai didesni. Tai suprantu, iš kur kyla baimė tiesiog. Atrodo, kad čia jau viską darau, ką galiu. Ir čia pasisekė, pavyko. Bet dvigubai daugiau atiduoti savęs. Aš tiesiog nebegaliu, mano kojos tiesiog nebegali. Tai kad ir kiek logiškai suprantu, kad tiesiog man neįmanoma pasiduoti, kad aš tiesiog neturiu kitos išeities ir kitos vietos dabar būti. Bet mes einam. Ir visą rytą Julius pastebi tokius gražius dalykus, jis eina ir sako, koks gražus rytas. Arba, pažiūrėk, čia tie burundukai. Iš Alvino ir burundukų. Ir aš tiesiog visiškai šiais dienas nebepastebiu šitų dalykų. Aš viskas, ką matau, tai koks kalnas laukia manęs. Ir tas naujas etapas, į kurį nueisim, viskas, ką sako visi aplinkiniai, visi žmonės, visi tiesiog ką sako. Kaip ten bus gražu, kokia ten nuostabi vieta ir kokie ten nepakartojami vaizdai. Bet viskas, ką aš jaučiu ir ką aš matau, tai kokie ten bus kalnai. Ir aš tiesiog nežinau. Man labai sunku. Tikiuosi, kad prasidės naujas etapas ir viskas stos vėl savo vėžes. Jau vien tai, kad kalbu apie tą naują etapą, o ne apie Los Andželo oro uostą, turbūt geras ženklas. Bet jo, tiesiog bandau žingsnis. Ir kiekvienas žingsnis artina mane prie Kanados. Linkiu savo kūnui stiprybės. Laikykis. Pozityvesnė nata, tai mes dabar einam per mano mėgstamiausią kraštovaizdį. Tai tokius kaip lietuviškus miškus, aš čia jaučiuosi labai saugiai. Ir per miškus man labiausiai patinka eiti, nes čia dar būna ir pavėsio. Šiandien bus ta diena, kai mes nueisime 1000 kilometrų. Sunku patikėti. Bet jo, nuėjom šitais keliais Kalifornijos 1000 kilometrų. Kalifornija yra tokia didelė, kad net kai mes praeisim šitą etapą, kai praeisim dar vieną etapą, dar vis liks 3 etapas ir tik tada baigsis Kalifornija. Tai Kalifornija užims pusę visos mūsų kelionės. Kadangi jau baigėm savo šitą dykumos etapą, kuriame viskas prasidėjo, tai dabar, kai einu pro tam tikrus augalus, kuriuos mačiau nuo pradžių kelionės, arba tam tikrus akmenis,
kurie atsikartoja nuo pradžios kelionės. Tai jau taip einu, palinkiu jiems sėkmės, atsisveikinu su jais. Juokingai skamba, bet kai kurie augalai, kurie tapo labai labai pažįstami, kurie buvo visus šitus kelis mėnesius kartu, 1,5 mėnesio. Tai jie ir tapo namų sienomis. Ir sukūrė tą saugumą, kur būdavo, kad išeini iš kažkokios nepažįstamos vietos, ar kažkokios baimės vietos, ar tiesiog naujo kažkokio kraštovaizdžio ir sugrįžti į savo augaliukų kraštą. Ir tiesiog taip lengva ir gera pasidaro. Toks saugumo jausmas aplanko. Tai va, tai dabar matydama kai kuriuos augalus suprantu, kad juos galimai matau paskutinį kartą gyvenime. Tai ypač mano gėlė, kurią dalinausi nuo pirmo epizodo. Įdėsiu nuotrauką. Kaip tik vakar ar užvakar turėjau galimybę praeiti pro jų visą, nežinau, 15 gal jų, nes jas po vieną auga. Tai 15 labai 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 daug. Viskas man bus gerai. Jaučiuosi laiminga ir dar žinau, kiek prieš akį man reikia pamatyti. Tai aš tiesiog neleisčiau savo sustoti ir nepamatyti tų dalykų. Pavyzdžiui, meškos. Aš čia atvažiavau beveik vien dėl to, kad patirti akistatą su meška. Man eiti pasidarė taip sunku, kad man šiandien sunku eiti net tiesiu keliu. Kažkodėl labai labai pavargo kojas. Po 1,5 mėnesio. Kasdien ėjimo po 30 km. Pradėjom daug daugiau valgyti. Gal net labiausiai kokį pokytį padarėm, tai daug daugiau proteino pradėjom sunaudoti. Tai vakar skaičiavau, kad aš suvartojau bent 100 proteino gramų. Bandysim pasiekti miestą ir jeigu aš taip prastai jausiuosi, tai sustosim gal 2 arba net 3 naktim tiesiog pailsėti. Duot kūnui poilsį, kurią nusipelnė, nes reikia truputį malonumą pasilikti, Nes tu to verta. Gal čia stebi mūsų šitą vlogą, kas nors ir galėtų pakomentuoti, kaip po tokio fizinio krūvio geriausiai atsistatyti. Šiaip, kas mūsų mitybos pagrindas dabar, tai yra pupelės. Ryžiai, pupelės. Avižos su čija. Tai pusryčiams kiekvieną dieną valgom avižas, su daug riešutų sviesto, su papildomais dribsniais, ten skirtingus nusiperkam kokius... Kaip granola. Kokius geresnius randam. Ir čija sėklos. Ir tada užsigeriam proteino kokteilių. Tada pietums stengiamės valgyti kuo daugiau pupelių ir kuo skirtingesnių. Ir jas maišom su ryžiais ir įsidedam dar vištienos. Bet vištienos, tos konservuotos mes irgi negalim daug turėti. Tai kiek turim, tiek valgom. Vakarieniai gaunasi užpilamos sriubos. Kas dar? Jerky. Snacksai visokie baltyminiai, proteino batonėliai. Bet snacksus mes jau dienos eigoj valgom kokią valandą. Tai va, ir geriam daug vandens, Ir belenkiek snacksų suvalgom. Ta prasme, po 3-4 batonėlius proteino. Šokolado, guminukų, visko. Šokolado, guminukų, belenkiek cukraus valgom irgi. Čia tai jokios problemos nėra. Nežinau, kažkaip pietus atrodo galėtų būti dar geresnė, nors jau ir atrodo ištobulinom, kiek galėjom. Dabar po pietų pradėjom gerti irgi protein šeikus. Tai gal tas padėjo šiek tiek. Dabar esam naujam proteino kely. Bet šiaip, pietus jau iš to, kad mes valgom konservus, jau taip ištobulinom, kad jau pasigaminom tokį kaip naminis maistelis gaunas tie mūsų troškiniai. Gal yra kažkokių ultra light produktų, apie kuriuos mes nežinom. Kurių galima miške rast gal. Iš gal tikrųjų. Gėles galima išsivirti. Iš tikrųjų, mums reikia. Gal grybauti reikia tiesiog einant. Kaip O gauti ir grybauti reikia. Ir nieko nesnešim. Kai ateis ruduo, eisim grybauti. Ir žvejot. Vašingtone grybausim. Dabar Sierose pradėsim žvejot. Žvejosim, dabar būsim visada prie vandens.
Kur meškos, ten ir lašišo, žinok. Ieškosi meškų. Šiaip tai labai gera mintis. Kas galėjo pagalvoti, kad šitą kelionį pamatysim tokį vaizdą? Mūsų appsas, kurį naudojam, šiek tiek užlūžo. Ir mes iš esmės matom visas, mums dabar reikia prie interneto prisijungti, kad vėl ten viskas galėtų veikti. Mes darėm naują žemėlapį ir greičiausiai, kad jisai neatsisiuntė iki pabaigos. Tai mes matom visas kryptis, kur mums reikia judėti. Bet šiek tiek trūksta informacijos. Tai ėjom vienu keliu. Gavus toks, kad buvo išsišakojimas į dvi dalis. Šis tiesiog background toks vaizdas kaip lankstamas žemėlapis. Kelias ėjo į dvi kryptis. Nuėjom vieną kryptim, tiesiog jisai pasibaigė. Tai nebenorėjom jau bandyti ir apsisukinėti ir kaip tik pamatėm motokroso stovyklavietę. Tai mes tada tokie atsisėdami pavėsi ir klausėmės garso. Bandėm išgirsti per visą mišką, ar kur nors girdim krosinio garsą. Ir mes iš tikrųjų jį išgirdome. Tai ir po kokių 15 minučių. Taip viskas gražiai sutapo, kad jie grįžo, aš nežinau, papietauti, ar jau pasivažinėjo. Ir mes tiesiog paprašėm pagalbos. Ir kuo viskas baigėsi, kad mes dabar turime tokį papirinį žemėlapį, gavom dovanų. Ir galim viską matyti ir jau daugiau niekada nebebus jokių problemų su pasiklydimu. Ir davė mums, tai jie sako, gal norit vandens, mes sakom, ne, mes turim belenkiek vandens, gal norit maistą, ne, mes turim belenkiek maistą, bet mes turim ledinio vandens. Sakau, ne, tikrai viskas gerai, taip turiu vandens, bet pas mus labai šaltas ir pavaišino to vandenį vis tiek galiausiai ir jis ištraukė ir tas vanduo, aš gal net parasysiu, gal vis dar bus ledinis. Tokius skanaus vandens gavom. Jo. Tai jie prieš atvažiuodami į gamtą prisišaldo visiškai į ledo gabalus tų vandens buteliukų ir tada jos laiko šaldytuve ir jis po truputį atitirpinėja. Tai mes gavom tokį vandenį su ledo laitu šiandien visai dienai. Tau dar liko, Labanakt. Labanakt. Labanakt.